Dažnai su šia problema susiduria mažų veislių šunys, kurie turi ypatingai didelį polinkį ir norą maistui. Tai reiškia, tai yra problema ne tik todėl, kad šuo springsta. Tai toks greitas ryjimas gali pakenkti šuns sveikatai, kadangi šuo ryjant maistą priryja ir daug oro. Nesukramtytas maistas yra ilgiau virškinamas, todėl einant laikui tai tikrai gali daryti įtaką virškinimo sistemai ir apsunkinti augintinio virškinamąjį traktą. Tai ką daryti, kad šuo kaip išprotėjęs nerytų maisto? Parduotuvėje galime rasti lėto ėdimo dubenėlius. Tai tokie dubenėliai yra pagaminti taip, kad šuniui būtų sunku pasiekti maistą. Tai būtent tokio dubenėlio dugnas yra jau nelygus, o su tam tikromis kliūtimis, tai yra iškilimais. Tai reiškia, kad augintinis turi kiekvieną granulę, kiekvieną maisto grūdelį kruopščiai su liežuviu išsiimti, sukramtyti ir tik tuomet praryti. Tai naudojant tokį dubenėlį, jūsų augintinis užtruks valgyti maistą tikrai ilgėliau ir pateks maistas į skrandį jau sukramtytas. Tai nuo šiol šviesiakailių šeimininkai gali rinktis puikų sprendimą šiai problemai spręsti. Tai yra sukurta vieno dydžio granulė, kuri puikiai tinka visų dydžių ir visų amžių grupių augintiniams. Tai ir tikrai nereiškia, kad mažiems augintiniams galima valgyti tik mažas granulės, o didesnėms veislėms tik didelės granulės, nes šis pašaras yra sukurtas taip, kad viena vidutinė granulė puikiai tinka tiek mažiems, tiek didesniems augintiniams. Tai kodėl ši granulė puikiai tinka mažoms veislėms, tai būtent todėl, kad didesnių granulių maži augintiniai suvalgyti greit praryti negali, tai reiškia, ima jas kramtyti. Na, o didesnėms veislėms šis pasirinkimas yra išties puikus, kadangi vienu metu jis gali suvalgyti didesnę pašaro dozę. Tai nuo šiol jūs galite rinktis granulės dydį pagal tai, koks yra mėgstamiausias jūsų augintinio ir labiausiai jam tinkamas. Tinkamai ir gerai sukramtytas maistas gali pagerinti ne tik virškinimo sistemą, ne tik pagerinti maistinių medžiagų įsisavinimą į organizmą, bet taipogi gali padėti ir gerai dantų higienai, kadangi kramtymas pačios granulės gali padėti apvalyti ir dantų apnašas.